Labą dieną ir šiandien kalbinu Gražiną Norvilienę. Tai yra nuostabę edukatorę, natūralios kosmetikos propaguotoją, saugios aromaterapijos ir sveikos gyvensenos edukatorę. Tikrai labai įdomų, išskirtinį žmogų. Tai ačiū labai, Gražinai, kad sutikot pakalbėti ir pristatyti. Ir turiu keletą klausimų, kurie domina ir mane, ir aišku, mūsų žmonės, kurie žiūri šitą laidą. Ir pirmas būtų klausimas apie aromaterapiją. Kaip atskirti natūralius eterinius aliejus, nes iš tiesų turim daug ir labai dažnai netgi nuėjus į vaistinę mes pasitikim, kad vaistiniai perkam gerą produktą. Ar iš tikrųjų taip yra? Pirmiausia, tai laba diena visiems, žiūrovams ir klausytojams. Turbūt svarbiausias įrankis, kuriuo mes turėtumėm pasitikėti renkantis eterinius aliejus, tai yra mūsų nosis. Bet aišku, jeigu nesam įgudę, sakykime, jeigu mes neturime eterinių aliejų, neuostom kiekvieną dieną, tuomet reikėtų pasitikėti profesionalais, kuriuos rasti iš tikrųjų nėra lengva dabar Lietuvoje. Ir vaistinėse mes jų tikrai nerasime profesionalių žmonių, kurie galėtų mums tikrai pakonsultuoti, kokius eterinius aliejus rinktis, kaip juos naudoti. Nes iš tiesų, kai mes einam į vaistinę, tai tarsi yra rodiklis, kad vaistinėje tikrai ir vaistas yra patikrintas, ir jau užpatentuotas, ir sertifikuotas. Tai lygiai to pačio tikimės ir iš eterinių aliejų. To tikėtis tikrai nereikia. Vaistinėse nėra geros kokybės eterinių aliejų tikrai. Ir rekomenduoju juos pirkti tik tai specializuotose parduotuvėse. Fizinių parduotuvių Lietuvoje nėra daug, bet yra internetinių tikrai. Bet rekomenduoju visgi pirkti ten, kur tau gali suteikti profesionalią konsultaciją, tau gali patarti ir parekomenduoti. Patarti, kaip naudoti, ką būtent naudoti vienu ar kitu atveju. Ir jeigu tokios informacijos tau nesuteikia, tai galbūt reiktų pasiieškoti kitos vietos. O dabar sakykime, aš esu paprastas žmogus, kuris visiškai neįsivaizduoja, kuris yra geras eterinis aliejus, kuris yra blogas ir kaip man žinoti, aš nusipirkau, skaitau sudėtį, ten didelis procentas veikliosios medžiagos, o kodėl jisai blogas? Kaip man žinoti, kodėl jisai blogas? Todėl, kad sudėtis bus tik tai viena. Tai yra vieno augalo sukurtas produktas ir ant etiketės turi būti nurodyti tam tikri duomenys, turi būti būtinai augalo botaninis pavadinimas, tai yra lotyniškai užrašytas pavadinimas, turi būti gamintojas, kur augalas augęs, tai yra jo kilmės šalis, chemotipas, jeigu tokį turi, arba dominuojančios molekulės, tas yra būtina. Jeigu šitų duomenų nėra, aš nerizikuočiau tuomet pirkti, nes jeigu tai yra kažkoks maišytas, tikrai randame apie 50% dabar Lietuvos rinkoje yra suklastotų eterinių aliejų, jie maišyti su augaliniais aliejais, maišyti su sintetinėmis medžiagomis, o tai jau nėra mums į sveikatą. Duoti tokius produktus. Bet yra firmos, kurios sako, propaguoja tai, kad pas mus yra 100% natūralūs aliejai ir kaip atliko viena įstaiga tyrimą, pasirodo, kad vis tik tai ne. Tai kaip čia taip gali būti, kad tarsi kaip ir rašo, kad natūralūs, kaip ir atitinka tai, bet atlikus tyrimą pasirodo, jie nėra natūralūs. Tai nėra matyt institucijos tai prižiūrinčios visų pirma Lietuvoje, ne? Pardavinėti dabar gali daug ką. Reikia tuomet tiesiog pardavėjo prašyti duomenų įrodančių. Pavyzdžiui, chromatograma yra tas dalykas, kuris įrodo eterinio aliejaus autentiškumą ir visą sudėtį. Tai jeigu tu nusimanai apie tai, kas ten turėtų būti, kokios molekulės turėtų dominuoti, tai tu suprasi, ar tai aliejus tikras ar netikras. Aišku, tai eiliniam žmogui yra sudėtinga, todėl rekomenduoju kreiptis būtent į specialistus. O sakykit, Gražina, kur jūs viso to mokėtės? Nes tikrai labai įdomu ir jūs esate tas išskirtinis žmogus, su kurio kalbu. Ir tikrai žinau, kad aromaterapijos biochemija
jums yra artima labai. Kur viso to išmokot, kur viso šito žinios, nes jūsų specialybė pirma, taigi tikrai toli gražu ne aromaterapija. Kai aš pirmą kartą susidūriau su eteriniais aliejais, tai buvo per meditaciją, meditacijos metu buvo naudojami eteriniai aliejai. Ir jie man padarė labai didelį įspūdį, labai didelį poveikį man asmeniškai jie padarė. Aš susidomėjau, kodėl taip. Kadangi mano pirmoji profesija yra teisininkė ir būtent virš 18 metų dirbau baudžiamosios teisės srityje, kur yra pagrindas yra argumentai, įrodymai, patvirtinimai, faktai. Dabar suprantu, kodėl jums taip reikia tikslumo. Man to reikėjo to ir čia. Todėl, kai pradėjau domėtis aromaterapija, aš iš karto nėriau į eterinio aliejų biochemiją. Pirmiausia, pradėjau nuo to, kad man būtų viskas sudėliota aiškiai, kodėl taip veikia. Tai biochemijos mokiausi pirmiausia Tisserando institute, online, aišku, Tisserando institute, jis yra Amerikoje. O vėliau dar tokie išsamesni mokslai buvo Prancūzijos mokykloje. Tai ten jau ir ne tik eterinių aliejų biochemija, bet ėjo kartu ir su žmogaus anatomija, fiziologija, lygų gydymu, jau tiesiogiai. Fantastika. Tai ten jau buvo klinikinė aromaterapija. Be galo įdomu. Labai. Tikrai labai įdomu ir taip toks gilus pasaulis ir mokytis yra. O dabar žmonės turi tikrai labai daug depresijos, labai daug nerimo ir tikrai labai propaguoja daug eterinių aliejų ir sako, naudokit levandos eterinį aliejų ir jūs būsit ramus ir miegosit gerai. Ar iš tikrųjų taip yra? Ne, tikrai taip nėra. Levanda taip, jinai šiek tiek apramina, šiek tiek subalansuoja mūsų emocijas, bet jinai neturi tokio stipraus terapinio poveikio, būtent, kad paveiktų netgi nemigą ar depresinės būsenas. Ne, čia jau reikia daugiau. Levanda gali būti kaip mišinyje, taip jinai gali būti viena iš sudedamųjų dalių, bet yra kitų eterinių aliejų, tai yra reikia kitų molekulių, kurios stipriau veikia mūsų nervų sistemą, būtent neurotransmiterių balansą. O kokie tai būtų eteriniai aliejai, kurios galėtume į mišinį dėti? Tai kaip pavyzdžiui, tai būtų mairūnų. Su levanda galima išėti. Galima su levanda. Tai būtų ir kvapiųjų šalavijų, ir benzoino dervos, romaninių ramunėlių vienas iš tokių, kuris labai būtent nemigą galėtų padėti sutvarkyti. Bet aš visą laiką sakau, nereikia pasitikėti ir tikėtis, kad eteriniai aliejai taip ims ir padės. Taip norėtųsi. Vis tik tai, jeigu žmogų vargina depresinės būsenos, nemiga, nerimas, čia jau nepadės vien tik tai aromaterapija, visgi reikės daugiau pastangų įdėti ir keičiant savo gyvenimo būdą. Liūdna girdėti, nors suprantu, kad taip, kad iš tikrųjų taip yra ir dėja šito tikrai neišvengsime. O sakykime, tam pačiam virškinimui yra eteriniai aliejai, kurie tiesiog pagerintų. Privalgiau cepelino, važiavau pas mamą ir privalgiau cepelino. Dabar turbūt aktualu, kai būna šventės, nes vis tiek mums patinka pavalgyti. Ir Kalėdos, nauji metai, be abejo, ir Velykos dabar bus. Ir ką po tokių švenčių, ką rekomenduotumėte? Ar aš galiu namuose susimaišyti pati kažkokį tai eterinį aliejų, vieną ar kelis, tam, kad, tiesiog tos ar cepelinus, ar pyragėlius taip ramiai galėčiau. Pirmiausia, sakyčiau, nevalgyti tiek. Bet jau įvyko tas faktas. Negalėčiau garantuoti, kad tikrai padės iš karto, nes tai vis tik čia veikia ir individualus faktorius, kiekvieno žmogaus individualus organizmas yra. Aišku, galima būtų šiek tiek pamasažuoti pilvą, bet visą laiką perspėjau, tik tai skiestais eteriniais aliejais, nenaudojame. O skiedžiat kuo? Augalinio aliejų, natūraliu. O kokiu? Augalinis aliejus turi būti šalto spaudimo, nerafinuotas būtinai. Aišku, galima, jeigu mes namuose, mums reikia dabar, čia ir dabar, mes galim panaudoti tai, ką turim virtuvėje. Ir tas pats saulėgrąžų aliejus, ir alyvuogių aliejus, tikrai mes galime ir tą panaudoti. Ir skiedžiame ir tuomet pamasažuojame pilvo plotą. Čia galėtų padėti pipirmėčių eterinis aliejus, galėtų padėti imbierų. Yra jų tikrai nemažai.
O kiek reikėtų, kokiu santykiu, į kokį kiekį lašais ar įpilti? Na, sakykime, vienas arbatinis šaukštelis augalinio aliejaus ir mes įlašintume kokius 2-3 lašus vienam kartui. Tai čia labai nedaug. Nedaug, tikrai nedaug, nes eteriniai aliejai tai yra labai koncentruoti, labai koncentruotos medžiagos. O sakykime, į vidų eterinį aliejų, jeigu išgerti, nes tikrai girdėjau ne vieną kartą, kad sako, nu, bet tiesiog net esu girdėjus, kad tiesiai į burną lašinti. Ir į puodelį vandens, ir tiesiog iš šaukštelį cukraus. Kaip, ar galima į vidų vartoti, ar yra vieni, kurios galima, kurių negalima, kaip su to vartojimu į vidų? Su vartojimu į vidų labai daug sklando neteisingos informacijos, ypač socialiniuose tinkluose, netgi, sakyčiau, pavojingos informacijos. Ir apie tai aš savo mokinėm kalbu tik tai paskutinę savo kursų pamoką. Tai mokiniam, kurios praeina visą biochemiją, kurios supranta, kokia tai yra rizika, kurios jau moka dozuoti, kurios žino, kokią eterinį aliejų pasirinkti ir kodėl būtent tą pasirinkti. Tai vat, apie vartojimą į vidų aš kalbu tik tai paskutinėje pamokoje. Tikrai nerekomenduoju niekam pačiam šitaip gydytis, nes galima labai stipriai nusideginti ir burnos gleivinę, ir stemplės gleivinę, ir tikrai galima net ir nusinuodyti. Tai, nes eterinis aliejus netirpsta vandenyje, ką mes dažnai girdime socialiniuose tinkluose, kad įsilašinkite vandenį ir gerkite. Ne, eterinis aliejus vandenyje netirpsta, jis yra hidrofobiškas, tai yra bijo vandens, jisai tirpsta tik augalinėme aliejuje. Todėl su vandeniu gerti nerekomenduoju tikrai niekada. O sakykime tą patį eterinį aliejų, nes irgi girdėjau ne vieną kartą, kad sako, aš įsilašinau į vonę. Ir sako, man liko ant odos irgi kaip nudegimai žymės. Tai kaip tokiu atveju? Dėl to, kad kai įsilašina tiesiai į vonę, į vandenį, eterinis aliejus, jisai viršui sudaro tokią plėvelę, jisai plaukia viršuje ir kai mes lipam į vandenį, jisai prisiklijuoja prie odos ir nudegina tą plotą. Reikia pasimti gerą saują ar 2 saujos druskos, įlašinti eterinį aliejų į druską, vienai voniai kokius 5-6 lašus ir tuomet tą druską mes pilame į vonę, pamaišome ranką ir jau tada galime saugiai lipti į vonę. Neturime druskos, galime lašinti į pieną, į grietinėlę, į aliejų, į medų, ten, kur jisai ištirpsta. Tai čia kaip Kleopatros vonia jau gali. Taip, galime pasidaryti Kleopatros vonę. Tai fantastika, iš tikrųjų, nu va, koks labai ačiū. Ir tada bus nauda ir fiziniam kūnui, ir emociniam kūnui. Nes tikrai vat, girdisi ir kai druska paimam su aromaterapija, tai atrodo kaip ir viskas aišku, bet vėlgi norisi, kad būtų patikrintas eterinis aliejus, kad būtų tikras. Dėl to vat, dažnai žmogus tiesiog sako, aš nusipirkau, prisilašinau ir vieno, ir kito, ir trečio, ir kai kuriem nieko, o kai kuriem dėja sako, va, pasižiūrėk, nusiplikinau iš tiesų. Jeigu oda jautresnė, tai taip ir suveikia. Nu va, ačiū labai už... Kai kurie eteriniai aliejai dar yra ir labai aštrus, labai deginantis, kai kurių apskritai negalime mes naudoti į vonę ar teptis. Ir kokie tai eteriniai aliejai, kurių negalim naudoti? Tai yra tokie, kurie turi fenolinių junginių, būtent tai yra raudonėliai, gvazdikėliai, čiobreliai tam tikro chemotipo. Taip, tai jų mes nenaudojame. O sakykime, tos pačius, vat irgi, kaip sakėte, pipirmėtė, levanda, ar visos levandos irgi, sakykime, tinka, nes aš žinau vieną, kad yra levandos ir yra dar labai painiojam su vienu. Taip, painiojam su levandinais. Va. Levandinai ir dar yra varpinė levanda. Lavandula latifolia. Tai va dėl to yra labai svarbu žinoti botaninį pavadinimą. Tikroji lavanda, kuri suteikia tokį švelnų raminantį poveikį, tai yra lavandula angustifolia. Varpinė levanda, lavandula latifolia, jinai nesuteiks tokio raminančio poveikio kaip ir levandinai. Jie kaip tik daugiau mus energizuoja ir suteikia daugiau tokios ryžto, veikti tokio, nes šitie eteriniai aliejai savyje turi kamfaro, turi kitų visiškai molekulių negu tikroji levanda. Sudėtis cheminė skirtinga ir visiškai kitas poveikis. O tada klausimas, o kaip tą cheminę sudėtį, sakysim, tyria apskritai? Va čia man kaip žmogui dabar pasidarė įdomu, galvoju, kaip laboratorijoje, kaip ir aišku, ar visas molekulės ištyria. Iš tiesų pasižiūri, tikrai ta sudėtis yra. Nes aš žinau Lietuvoje įmonę, kuri tikrai tyria kiekvieną partiją, kurią atsiveža. Ir va už tai ir keista, galvoju, tai kodėl, kaip jie
praslysta, sakykime, tie aliejai, jeigu šitaip tyria? Tai kaip suprantu, ne visi tyria, ar kodėl tai pavyksta ne visai geros kokybės ir ne visai tikrus aliejus įvežti? Kodėl tas pavyksta, tikrai negaliu pasakyti, bet taip, viena įmonė turi savo laboratoriją ir tyria čia. Sakykime, aš dirbu su prancūzų kompanija, jie patys turi savo laboratorijas ir jau man atsiunčia su visais, jau patikrintais su visais dokumentais. Jeigu man reikia papildomų duomenų, aš užsiprašau ir visą tai gaunu, visas chromatogramas gaunu. O chromatograma tai yra tokie lapai, kuriuose yra ištirta ir nurodyta, kokias molekulės ir kiek procentų molekulių turi tas eterinis aliejus būtent šitos partijos. Kiekvienai partijai eina atskiras. Taip, sakykit, o dabar ar eterinis aliejus yra bent jau kažkuri vieta, kur gali pakeisti vaistus? Bet turint galvoj, ne tada, kai jau žmogus jau tikrai rimtai serga, nes be abejo mes turim savo mediciną, kuri tikrai yra reikalinga. Aš kaip visą laiką sakau, aš esu ir už alternatyvę, ir už alopatinę mediciną, nes reikia naudoti ten, kur reikia. Bet tikrai yra vietos, kur galime išvengti vaistų ir galime panaudoti eterinius aliejus. Ar yra tokių ir kokie tai būtų eteriniai aliejai? Ir gal prisimenat dabar, kokie tie atvejai būtų, kuriais tikrai galime tiesiog rinktis ne vaistus, o eterinį aliejų? Tokių atvejų tai yra tikrai labai daug. Sakykime, pas mane dabar namuose vaistų tikrai labai mažai yra. Medikamentų. Taip. Yra tikrai labai mažai. Ar tai būtų sloga, peršalimas, gerklės perštėjimas, kosulys, raumenų skausmas, įtampos, nervinės įtampos fiziniam kūne. Jaučiam kažkokį tai tik, kabinantis, kai kabinasi peršalimas, traumos, netgi raiščių patempimai. Visą tai aš savo šeimoje mes naudojame tik eterinius aliejus. Ir sakysim, raiščių patempimų, kokius eterinius aliejus galim naudoti? Tai yra vienas iš tokių pagrindinių ir raumenų, ir sąnarių skausmai, ir raiščių patempimai. Tai yra brukniuolio eterinis aliejus. Bet jisai turi ir kontraindikacijų, kada negalima jo naudoti. Ir kada negalima? Nes jo sudėtis yra virš 99% jį sudaro metilsalicilatas, kas yra natūralus gamtinis aspirinas. Ir žmonėms, negalima duoti žmonėms, kurie turi alergijas aspirinui, kurie naudoja medikamentus skystinančius kraują, nes aspirinas kad papildomai nepaskystina kraują. Tai negalima naudoti, jeigu žmogus ruošiasi operacijai. Bet yra tokių tikrai tokių atvejų, kada negalima, aišku, ir maži vaikai iki 7, iki 12 metų, ten vėl yra kategorijos, kada kokius eterinius aliejus galima naudoti, kokių ne. Ir tikrai su eteriniais aliejais galima susitvarkyti net ir lėtinės ligas, bet čia jau aš kalbu iš savo patirties, nes tikrai tą praėjau tą pati, bet tikrai neužtenka tik eterinio aliejų, kaip ir minėjau, čia jau svarbu ir gyvensena, ir gyvensenos pokyčiai. O sakysim, tą pačią bruknuolę, ją tepti, ar jau galima ir į vidų vartoti, kaip jūs? Į vidų ne. Labai man norisi. Todėl, kad labai dažnai sulaukiu klausimų, sako, tai po kiek lašų, net neklausia, ar galima ar ne, dažniausiai klausia, po kiek lašų man sako vartoti šitą aliejų. Tas yra baisu, iš tikrųjų, pagrindinė misija mano yra kad žmonėm nešti žinią apie tai, apie saugumą. Labai svarbu vartoti saugiai, labai svarbu nepadauginti ir labai svarbu žinoti bent pagrindus aromaterapijos, kas galima ir ko negalima, pasverti visas rizikas. Žmogus nepasveria rizikos, kas jam galėtų būti, jeigu jis panaudotų bruknuolį į vidų. Tikrai gali baigtis liūdnai. Ir toksai žmogus paskui kaltins visus aplinkui, kaltins aromaterapeutus, kaltins visokias bjaurastis lies, eterinio aliejų, bet ar jis pasidomi prieš tai, apie tai kaip naudoti. Ne, čia nėra stebuklinga piliulė, čia irgi vėl reikia išmanyti ir tikrai protingai elgtis su tais, nes tai yra labai stiprios medžiagos. Nes aš žinau, kad yra kaip ir 2 pagrindinės aromaterapijos mokyklos, yra Anglijos ir Prancūzijos, ir jos labai skirtingai propaguoja ir labai skirtingai pateikia savo ir gydymus, ir pačius eterinius aliejus. Ir jeigu neklystu, prancūzų yra tokia, kaip sako, agresyvesnė, drastiškesnė ir drąsesnė, taip?
ir vat, jų tas vartojimas ir tepimas ir didesni kiekiai jų mokykloje, tai yra ta mokykla, kurią jūs baigėte. Taip, tai yra ta mokykla. Taip, jų kiekiai yra didesni, drąsesnė mokykla, bet labai yra aiškios ir griežtos taisyklės naudojimo. Labai. Ir jas reikia tikrai žinoti. Jo Prancūzija juk aromaterapiją naudoja oficialiai. Oficialiai naudojama šeimos gydytojų, naudojama ligoninėse, būtent garinama, kad išvengti antrinių infekcijų, kas labai dažnai būna ligoninėse. Tikrai labai geri rezultatai gydant pragulas, eteriniais aliejais. Taip, ten yra visą tai oficialiai gydymas ir ten yra aromaterapeutai, kurie sudaro, vat ateina klientas pas jį, sudaromas jam yra receptas ir su tuo receptu žmogus eina į vaistinę ir ten jam paruošiamas mišinys. Pas mus dar akmens amžius tame. Tai dabar aš pasitikslinsiu, man labai įdomu šitoje vietoje. Tai aš ateinu pas šeimos daktarą, aš jau taip kaip Lietuvoje bandau, ateinu pas šeimos daktarą ir man daktaras gali išrašyti aromaterapijos, dabar kaip čia įvardinti, vaistus. Sudaryti receptą, vat būtent iš tam tikrų eterinių aliejų, naktinį receptūrą sudaro, kiek ko reikia, kad vaistininkas galėtų vaistininkas sulašinti, tau duoda buteliuką, paruoštas buteliukas su visom instrukcijom, kaip naudoti, kiek kartų per dieną teptis, kur teptis, kada daryti pertraukas. Nuskamba kaip iš fantastikos srities, todėl kad pas mus Lietuvoje, aš vis tiek lyginu Lietuvoje, nes gyvenu Lietuvoje, tikrai didžioji dalis, nesuklysiu to sakydama, daktarų, mūsų alopatinės medicinos daktarų, net nepripažįsta aromaterapijos. Sako, tai yra, kaip jie įvardina, tai yra, sakė, toksai šarlatizmas, jo šarlatanizmas. Tai kaip čia dabar tie prancūzai į tą šarlatanizmą nėrė ir visiškai nesuka dėl to galvos ir puikiausiai tai naudoja ir tvarkosi ir gydosi. Naudoja, taip, ir labai geri rezultatai. Yra jau ir pas mus tikrai medikų, yra, kurie turi kitokį požiūrį. Ir sakykime, aš galiu papasakot savo patirtį. Aš daug metų turėjau autoimuninį tiroiditą. Geriau vaistus virš 10 metų. Ir kai pradėjau mokytis, kai pradėjau domėtis, aš sudarinėjau pati savo mišinius ir pradėjau gydyti savo skydliaukę. Pasakiau tai savo endokrinologijai. Jis susidomėjo. Pradėjo mane stebėti ne kaip įprasta kartą per metus, bet kartą per 3 mėnesius. Pradėjo mažinti vaistų dozę, nuolat darėm tyrimus, stebėjom hormonų pusiausvyrą, viskas buvo gerai. Ir maždaug per 1,5 metų aš, taip pasakant, visiškai nulipau nuo vaistų. Ir dabar 5 metai jau nieko nenaudoju, mano skydliaukės būklė yra puiki, hormonų lygis geras, viskas yra tvarkoj ir endokrinologija mane pavadinusi fenomenu. Nes aš pirmas toks atvejis, nes paprastai endokrinologai, kai išrašo jau tiroksiną, tai sako, jau visam gyvenimui. Taip. Tai anaiptol taip tikrai nėra, viskas priklauso nuo tavęs pačio, kiek tu įdėsi pastangų, nes tikrai reikia, neužtenka to mišinio tik tai teptis, čia reikia keisti viską, reikia savo mąstymą keisti, savo įpročius keisti, čia būtina prijungti ir judėjimą, ir teisingą mitybą, ir tikrai galima. O dar šiek tiek, jeigu užsiminėte, iš tiesų labai įdomu ir tikrai imuninis tiroiditas irgi yra ganėtinai dažnas atvejis, tai ką dar keitė? Taip, mąstymą, kaip ir aišku, gal per vieną kartą ir nepasakysim, bet judėjimas ir mityba. Galit šiek tiek pasakyti, ką pridėjot? Šitoj vietoj turbūt nieko nepridėjau, nes judėjimas ir mityba pas mane visada buvo tvarkoj. Visą laiką sportuoju, labai daug metų, mitybą prisižiūriu turbūt nuo 25 metų, žiūriu, ką valgau. O ką jūs žiūrit, ką valgot? Vat ir yra, ką valgot? Kuo vat išskirtinai negu kitas žmogus? Vat nueinu į parduotuvę, ir, atrodo, tiek visko daug. Ką perkat? Labai mažai. Iš tikrųjų, labai mažai ką galima pirkti per mūsų maisto prekių parduotuvėse, nes kai pradedi skaityti etiketės, tai tikro maisto ten nėra daug, ne? Labai daug metų nevalgiau visiškai miltų, jokių miltinių produktų, nes miltai, mūsų grūdai, javai yra purškiami, glifosatas vėlgi toksinis mūsų organizmui.
Ir būtent jisai ardo mūsų endokrininę sistemą labai stipriai. Čia yra vienas dalykas. Miltai tai reiškia ir makaronai, ir duona, visas šitie produktai buvo. O ruginiai irgi? Visiškai jokių nevalgiau, taip, kurį laiką. Vėliau jau po truputėlį galima, kurį laiką tikrai nevalgiau net ir bulvių, labai derinau produktus. O bulvių kodėl? Lygiai dėl to paties, kad anksčiau man būdavo vidurių užkietėjimas, tai va dėl to. Ko aš dar, aišku, visokie aštrus maistas, perdirbtas maistas, daugiausiai yra daržovės, troškiniai, žiemai ypatingai troškiniai, sriubos, viskas daryta savo, gaminta savo. O daržovės iš kur? Daržovės imu iš ekologinių ūkių. Kadangi pati gyvenu prie miško, pas mane priesmėlis, tai sudėtinga su daržais. Tai imu iš ekologinių ūkių daržovės, užsakinėju krepšelius, man pristato. Atrodo paprasta, kaip su jumis kalbėti. Atrodo, o kiti produktai, sakysim, mėsa, pienas, valgo šitos? Pieno produktų labai mažai naudoju, labai mažai. Iš tikrųjų, tik tai kai kuriuos sūrius, nes pieno produktai, O sūrius kur perkat? Ne, sūrius tai perku, iš tikrųjų, yra irgi kas gamina, yra ir lietuvaičių, kas namuose gamina iš savo, sakykime, ožkų pieno sūriai, labai skanūs ir geri, ir mūsų organizmas juos toleruoja geriau negu karvės. Ožkos. Taip, ožkos. Tai va, stengiuosi. Aišku, visą laiką žmogus jis toks padaras, nukrypsti, pavargsti, būna visko, bet svarbu sugrįžti vėl į tą savo vietą. O iš mėsos? Mėsos dabar jau nebevalgau, jau 5 metai. Nebevalgau mėsos. Nusprendėte atsisakyti. Sakiau, taip. Taip. Ir dar vienas toksai klausimas, nes tiek dabar šiuo metu tai yra pagrindinė jūsų veikla, aromaterapija, tai ko užsiemat? Taip. Tai yra pagrindinė. Nes, kaip supratau, teisės jau visiškai palikot, jau su nieko nebesusijat. Ar nesigailit? Iš teismo išėjau 2013 metais, tai dabar šiemet jau bus 12 metų. Nei karto nesigailėjau. Bet tokia atrodo prestižinė specialybė, tikrai žmonės pavydėtų. Žinot, mano tėtis net nežinojo, kad aš palikau teismą ir išėjau, kol dar gyvas buvo. Šiam net nesakiau, nes jisai mane būtų išdurdinęs. Jo, nes jisai labai didžiavosi, kad aš teisme dirbu. Jo, ir man kai atėjo teisme dirbant, atėjo tokia kryžkelė, kai jau turėjau pakankamai stažo, kad rinktis, laikyti, sakykime, egzaminus į teisėjus ar advokatus, ir toj kryžkelėje aš visgi uždariau duris visiškai. Bet tai kas buvo tas toksai postumis, tas dūris toksai, kas turėjo gyvenime įvykti, kad iš tiesų palikti gerai apmokamą, daug kieno norimą, labai geidžiamą specialybę ir staiga pasukti visiškai kitų kelių, nes iš tiesų reikia ir drąsos, ir reikia turbūt pasiryžimo, ir kaip jūs pati sakot, net šeimos nariam buvo nedrąsu pasakyti, nes norėjo turbūt jų nuvilti. Tai kas buvo tas postumis? Tai nebuvo vienas kažkoks dalykas, tai susidėjo ir tai mano apmąstymai buvo ilgą laiką, turbūt kokius kelis metus jau ėjau link to, kai tiesiog pradėjau ten jausti nuovargį, pradėjau nebematyti savęs ten, išsisėmiau, galbūt nebeužteko laiko viskam įsigilinti, sakykime, į teismų praktiką, darbo buvo be galo daug, jisai tiesiog konvejerinis pasidarė. Be to aš susilaukiau daugiau vaikų, susilaukiau vienu metu 3 iš karto. Fantastika. Tikrai sveikinu, nežinojau. Jie įnešė didžiulį perversmą mano gyvenime, pasikeitė visiškai ritmas dienos ir dar sugrįžau, po dekreto dar sugrįžau aš į teismą dar metus ar 1,5 metų, bet jau tuomet grįžus aš jau žinojau, kad jau tas nebeilgam ir aš ruošiausi išeiti. Ruošiausi emociškai, kalbėjau su vyru ir aišku, šeima mane palaikė ir aš galvojau apie savo vaikus, nes jie manęs būtų nematę.
Nes dažnu atveju, ką sako, tai perdegimas tau, pasimk atostogas, pailsėk ir vėl ateisi. Tai turbūt turėjote ir jūs tokių pasakymų. Nebūtų užtekę atostogų. Ir be to, kai 3 vaikai maži, kai jie serga vienas po kito. Tas užsitęsia liga ne savaitę, bet jau mėnesį, kol visi išsveiksta. Ir jie tikrai labai sirgo ir tuo metu, kol dar buvau dekrete, mes persikraustėm gyventi į labai gražią vietą gamtoje. Man atsivėrė miškai, man atsivėrė laukinės pievos, žolynai ir čia prasidėjo viskas. Fantastika. Ir iš tiesų labai smagu klausyti ir labai džiaugiuosi, kad jūs sutikau ir kad girdžiu tai, ką jūs kalbat, tiesiog net, kaip sakau, šiluma užlieja. Iš tiesų labai malonu, gaila, kad negaliu perduoti į ekraną tos pačios šilumos, kurią jaučiu ir tikrai kaip yra smagu. Bet vėlgi, kaip sakau, visą laiką nusileidžiu ant žemės ir visą laiką mane tokie žemiški klausimai irgi neramina ir aš jas noriu užduoti. O sakykit finansiškai. Ar apsimoka? Nes vėlgi vieni aromaterapija sako, oi, čia geras verslas, nes tikrai turim ir tinklinį marketingą ir žinom tos pačius eterinius aliejus, kurie yra tinklinio marketingo ir turbūt net ne vieni, aš turbūt irgi visų nežinau. O jūs tarsi savo nišą visiškai atskirą suradot, vežat unikalius ir skirtinius, dėl ko aš ir jūs kalbinu, išskirtinius eterinius aliejus, kurie tikrai jie negali būti pigus, vėlgi turbūt ir šitą klausimą noriu užduoti, kodėl jų tokia kaina ir ar finansiškai vis tik tai apsimoka ir galima tuo užsiimti ir gyventi iš to. Kaip pradėjau, kai atėjo mintis iš tikrųjų visų tuo dalintis, apie tai negalvojau. Negalvojau tikrai apie materialinį visą, apie materialinę pusę. Tiesiog buvo be galo daug visko susikaupę, tos informacijos, tų žinių ir iš savo patirties. Tas poreikis dalintis buvo be galo didelis. Ir tiesiog atėjo iš vidinis toks pajautimas, kad turiu kurti studiją čia ir būtent Jonavoje, nes čia nieko panašaus nebuvo ir tikrai negalvojau apie tai. Aišku, viliesi žmogus, kad viskas bus gerai. Ir studiją įkūriau 19 metais, 20 karantinas. Covidas. Oi, labai sudėtingas laikas. 21 tikrai buvo sudėtingi, buvo sunkus, bet aš išsilaikiau. Aš išsilaikiau, taip pliuso nebuvo, bet aš išsilaikiau, o dabar yra. Taip. Negaliu sakyti, kad galėčiau išgyventi viena, sakykime, su savo šeima. Aišku, vyras prisideda didžiąją dalimi, bet jau neblogai. Bent duonos sviesto ir jau ant viršaus sūrio geresnio tikrai galima uždėti. Ir tai jau yra tikrai smagu, nes mylint tai, ką darai, turbūt atperka vėlgi kitą pusę. Nes į darbą neini kaip į darbą. Tai mano gyvenimas. Gyvenimo dalis. Tai gyvenimo dalis. Tas man patinka. Iš tiesų galima to jau dabar ir pavydėti galima. Taip, ir vėlgi tas pats labai įdomus klausimas, kaip jums pavyksta atsirinkti eterinius aliejus, nes aš pas jūs kaip irgi buvau, man labai įdomu buvo, kaip jūs pradėjot pasakoti, iš Albanijos atsivežėt, jeigu neklystu, atsivežėt šalaviją laukinį, taip? Kurio nėra niekur kitur. Rozmariną, atsiprašau. Ir labai įdomu, laukinis rozmarinas, kuo jisai ypatingas ir kodėl, kiek turime eterinių aliejų? Tiek turim Lietuvoje. O jūs sakote, jis yra unikalus. Kuo jisai unikalus? Kuo jisai... Taip, aš kaip pauoščiau, taip, jisai tikrai yra išskirtinis, bet negalim mes duoti žmonėm to pauostyti. Tai kaip žodžiais pasakyti, kokias savybės turi ar kažką ir turit ne tik šitą, dar keletą turbūt turit. Taip pat tą išskirtinumą turbūt supranta tie žmonės, kurie žino, kas tai yra eterinio aliejų chemotipas ir dominuojančios molekulės. Rozmarinai yra kelių tipų. Cineolo chemotipo, verbenono chemotipo ir kamfaro chemotipo ir kiekvienas turi skirtingą poveikį iš tų chemotipų. O būtent Albanijos rozmarinas, jisai priedo, kad yra laukinis, žmogus niekaip neprisilietęs prie jo auginimo, jisai absoliučiai autentiškas ir jo eterinis aliejus turi visas tas 3 dominuojančias molekulės, visas vienoje sudėtyje ir labai panašių procentų.
Ir jo kvapas, uodžiant, jaučiasi, kvapas taip. Tai yra kitoks, tikrai tai labai kitoks. traukiantis. Ir turiu tą tokį, nežinau, smalsumą turbūt vedama, aš nuolat tyrinėju internetinį pasaulį ir ieškau būtent per cheminę sudėtį, ieškau kitokio eterinio aliejų. Tai taip kažkaip ir atrandu, nežinau, man išmetama. Na taip, turbūt. Nereikia įdėti daug didelių pastangų, bet atrandu tas, sakykime. Turbūt dar ir žinios vis tiek lemia, nes kai turi žinių, tai tada tos unikalius dalykus tiesiog jau tada pastebi ir pamatai. Čia žinių tikrai reikia išmanyti tas chromatogramas, kaip sakau, reikia suprasti, kad... Ir dabar pasakėte, yra 3 skirtingi chemotipai. Tai vėlgi žmonėm, kurie mus klausys, kuo skiriasi tie 3 ir kaip kodėl jos reikia turbūt skirtingai naudoti, visus vienas tam tinka, kitas tam. Tai kuris chemotipas kam tinka? Nes atrodo, aš perku rozmariną ir nebesuku galvos, savo nusipirkau ir naudoju, bet tai kuo jie ir kaip... Sakykime, rozmarinas cineolo chemotipo, jisai daugiau tinkamas, kai yra ar peršalimo ligos, ar šlapias kosulys. Nesausas jokių būdų, tik tai prie šlapio kosulio tinka. Nes atsikosėt padeda. Nes jisai sausina ir padeda išvalyti gleives. Jisai labai tinka, jeigu reikia mums mokytis ir susikaupti. Jisai aktyvina smegenų veiklą, aktyvina mūsų atmintį, gerina atmintį. Kamfaro chemotipo labiau tinkamas sąnarių raumenų skausmui. Visiškai skirtingai. Verbenono chemotipas tinkamas kepenų sveikatai palaikyti ir plaukų grožiui. Kiekvienas turi savo. Tai dabar, sakykime, ant buteliuko aš nuėjau pirkti ir ant buteliuko matau rozmarinas ir chemotipas turi būti užrašytas. Turi būti užrašytas chemotipas ar dominuojanti molekulė. Tai būtinai tas turi būti. Yra keletas eterinių aliejų, kurie turi tą chemotipą, tai būtinai, juos tiesiog reikia žinoti. Jeigu nori naudotis aromaterapiją ir gauti naudos, svarbiausia, gauti naudos savo sveikatai, turi išmanyti pagrindinius dalykus. Reikia pasidomėti tuo. O dabar užsiminėt irgi plaukų sveikatai tikrai labai svarbu ir tikrai labai dažnai turim tą problemą ir man pačiai irgi buvo, kad ten tikrai išslinko plaukai, dabar bandau atgaivinti. Tai sakykime, kaip reikėtų naudoti? Vėlgi, ar tai skiesti vėlgi su baziniu aliejum ir tepti, ar prieš plovimą, ar po plovimo. Vėlgi, ką galit patarti, nes jeigu jau perku, sakysim, perku rozmariną, man reikia verbeno tipo. Verbenono galima ir cineolo naudoti. Galima, tinkamas ir cineolas. Jie suaktyvina plauko svogūnėlio kraujotaką. Visų pirma pasakysiu, kad naudoti vienu ar kitu būdu naudosim reikia bent jau 0,5 metų, kad mes pamatytume rezultatą. Taip, kad čia reikia kantrybės. O 0,5 metų tai čia kiekvieną dieną, čia kelis kartus į savaitę? Kelis kartus į savaitę. Mes galime naudoti ir prieš plovimą, ir po plovimo, žiūrint, kokį pasidarysime mišinį. Ar su aliejumi, ar, sakykime, hidrolato pagrindu. Jeigu pasidarom hidrolato pagrindu, į jį įsilašinam rozmarino keletą lašų, mes galime pasidaryti tokį purškalą ir purkštis kokius 3-4 kartus per savaitę plaukų šaknis. Taip. Jeigu be aliejaus, jis neriebalina, mes galime naudoti dažnai ir neplaunant galvos. O jeigu darome su augaliniu aliejumi ir tepame taip pat šaknis, tai jau tuomet prieš plovimą, kadangi augalinis aliejus jisai riebalina ir galime palaikyti tuomet ilgiau, 1-2 valandas. Augalinis aliejus irgi priduos naudos tuo pačiu ir plauką pamaitins ir vėliau svarbu gerai išplauti. Bet naudojimas turi būti ilgas. Tikrai. Žodžiu, kaip visur. Ir svarbiausia dar dėl plaukų sveikatos yra mūsų emocinė būklė. Ir vėl. Ir vėl, tai tada... Stresas labai įtakoja. Nes iš tiesų tikrai labai daug šnekam apie stresą ir vėlgi jau dabar mūsų kalba pakrypo nuo plaukų prie streso, bet kaip ir visi suprantam ir jūs tą patį irgi patvirtinot, kad jeigu yra stresas, jeigu yra neigiamos emocijos, tai tada aišku ir plaukuose tai atsispindi ir plaukų sveikata tikrai jinai bus prasta, tai galbūt naudojant plaukam to pačiu reikia ir kažką raminimui, emocijom, prigesinimui emocijų irgi to pačiu panaudoti. Reikia visapusiškai naudoti, imtis visą spektrą. Bet visas spektras, aš dabar paprastas žmogus, atėjau pas jūs
Ir vat aš nežinau ko, man sakė, kad eteriniai aliejai yra tiesiog labai gerai ir labai sveika, labai naudinga, ir aš noriu tos sveikatos. Tai vat ką jūs man parekomenduosit? Pirmiausia, tuomet aš žmogaus paklausinėjau, koks jo yra dienos ritmas, kada jis eina miegoti, ar jisai sportuoja, kiek jisai juda apskritai, kaip jisai miega, kiek valandų miega, ką jisai valgo. Pradedam nuo Čia kaip to. pas gydytoją. Bet čia yra baziniai dalykai, kurie yra svarbus. Mes namo nepastatysim be pamatų, tiesa? Taip. Pamatai yra pagrindas. Ir čia yra pagrindas. Tie paprasčiausi dalykai, kurie jau mums iki gyvo kaulo atrodo įgrysti. Taip jau atrodo. Tai yra esmė. Eteriniai aliejai, taip, jie prisidės prie visko, bet ten yra esmė. Aišku, aš parekomenduosiu, kokius eterinius aliejus naudoti, kaip juos naudoti, kaip dozuoti, kaip maišyti ir emociniai būsenai gerinti, ir plaukams atskirai mes galime paruošti. Galime ir tas pačias vonės naudoti vakare prieš miegą, yra labai naudinga. Eterinius aliejus galime tuo atvejus lašinti ne į paprastą druską, o į Epsom druską, tai yra magnio sulfatas. Mes to pačiu kūną papildysim ir magniu, kas irgi labai reikalinga mūsų emocijoms ir nusiraminimui ir atsipalaidavimui, nuimti fizinėm įtampom. Tai va, tai yra tokie keli dalykai vienu metu. Ne vienas. Ir dabar miegu jau, kad užsiminėt, nes tikrai labai svarbu ir išsimiegoti, ir pailsėti. Ir jeigu aš noriu tik tai miegui pasigerinti, ką parekomenduotumėte į vonę? Aš supratau, Epsom druską, arba jau ir paprastą, arba į pieną, kaip Kleopatrai. Bet kokie tai būtų aliejai, sakysim, aš dabar, kad galėčiau nueiti, nusipirkti, nes vis tiek žmogus tikrai užsiėmęs dabar ir kažko ieškoti, daryti, bet aš tiesiog noriu. Ir vieną, sakysim, žinoma, patikrinta kažkokią parduotuvę, aš nubėgu. Aišku, labai smagu, jeigu yra tas darbuotojas, kuris pataria, kuris pasako. Bet jeigu nėra, aš atbėgau, noriu nusipirkti. Kurį eterinį aliejų man griebti, ar kelis, kad, sakysim, tiesiog miegui pagerinti. Bet pauostyti. Pauostyti keletą, iš rekomenduotinių, išuostyti keletą ir pasirinkti tą, kuris jūs traukia. Kurio kvapas jums priimtiniausias, kurį norisi uostyti. Tas jums suteiks daugiausiai naudos. Čia, kaip minėjau, yra romaninės ramunėlės, mairūnas, pelargonija, kvapusis šalavijas, benzoino derva, levanda, tikroji levanda. Taip. Yra nemažai tikrai, bet reikia uostyti ir atsirinkti individualiai. Tai reikia prašyti pagalbos būtinai, o jeigu žmogus perka internetu, nori nusipirkti internetu, tuomet reikia skaityti aprašymus, bet čia vėlgi yra toksai dalykas. Pagal dabartinius Lietuvos įstatymus oficialiai viešai mes nebegalime rašyti, kad eterinis aliejus gydo. Taip, šitas jau keli metai. Todėl ta informacija yra labai ribota internete ir aš taip pat savo parduotuvėje išiminėju tiesiog. Reikia kreiptis tuomet, prašyti konsultacijos. Tai jūsų klausiau. Iš tikrųjų, už tai jūsų ir klausiau. Ir miegu ir šiandien jau tikrai galvoju, levandų tikrai pasidaryti ir į šiltą vonę. Kokios temperatūros galima, kad eteriniai aliejai vyktų? Kad jums būtų malonu. Svarbiausia, kad jums tai tikrai neturi būti per karštas vanduo. Jums turi būti malonu 15-20 minučių pagulėti. 15 ir paskui į lovą. Ir paskui į lovą. Geriausia. Jeigu neturit galimybės į vonę lysti, tikrai yra žmonių, kurie neturi vonios, bet jau kojų vonelę pasidaryti. Kojų vonelę pasidaryti, ar vakare pagarinti, ar nuo delnų pauostyti, ar ant pagalvės kampo užsilašinti, bent tiek. O dabar pagarinti irgi, nes garintuvų irgi yra visokiausių daug, yra įvairiausių ir teko girdėti, kad jūs nenaudokit plasmasinių, geriau Aromastone naudokit, geriau yra kaip iš tiesų su tais garintuvais, nes iš tikrųjų ir kainos labai skirtingos, ir patys garintuvai. Ar tikrai yra reikšmė, į kokį garintuvą aš dabar pilu? Tikrai yra reikšmė. Pirmiausia, tai, kaip sakau, vengti nekokybiško pigaus plastiko. Plastikas turi mikroįtrūkimų, kuriuose aromatinės molekulės užsilieka, jos ten oksiduojasi. Tuomet jau mes uostom ne tai, ką reikėtų, mums nesuteiks sveikatos, oksiduojasi ir ten gaminasi kancerogeninės medžiagos. Atvirkščiai bus.
Taip. Kokią dar klaidą daro daugelis žmonių, po kiekvieno garinimo reikia būtinai išpilti tą vandenį ir gerai išplauti garintuvą. Būtina tą daryti tikrai kiekvieną dieną. Po kiekvieno. Taip, nes eterinis aliejus turi irgi savo balastinių medžiagų, kurios kaupiasi paskui ant sienelių ir jos pasidaro tokios klampios, tirštos ir sunku būna išvalyti, limpančios. Ir garintuvas geriausia, tai aišku, kad jisai būtų natūralių medžiagų, tai yra keramikos, stiklo, tai yra tokie... O plasmasinėje visai? Na, kaip įvertinti, kad ta plasmasė kokybiška? Būna ženkliukas ten, kad... Nežinau, ar ant garintuvų yra. Nežinau, ar ant garintuvų yra, bet ant maisto, kur naudojimai plasmasiai, tai tikrai yra tas toksai trikampiukas, kur... kad galima naudoti. Arba dar galima naudoti aroma lempas, keramikinės, kur su žvakute, bet jos būtinai turi būti tinkamo aukščio. Nes dažniausiai mes matome tokias žemas, jo indelis vandeniui labai mažas, kur vanduo taip pat išgaruoja per pusvalandį ten. Ir kadangi žemas yra aukštis, eteriniai aliejai pradeda degti. Gal kancerogenai. Tai aukštis turi būti pakankamas, apie 18 centimetrų. O kaip pilate šitą aroma lempą, į aliejų pilat, į vandenį pilat, kad garuotų? O aliejų mes negarinam niekada. Būtent pilat į vandenį, įlašinat ir garinimas pats irgi turi būti teisingas. Kas yra teisingas garinimas? Koks garinimas? Jungiame ir paliekame visai dienai, jokiais būdais. Tai dažniausiai taip ir būna? Taip ir būna. Ir dar būna mamos daro, kad mažiem vaikam kambarį per naktį palieka. To tikrai negalima daryti, nes tai bus perdozavimas aromatinių molekulių ir mes galim sulaukti atvirkštinio rezultato. Jeigu mes norim nusiraminti, o mus pradės imti erzulys, kažkoks nerimas, gali prasidėti ir galvos skausmas, o jautresni žmonės ir pykinti gali pradėti. Taip būna tokia švelni intoksikacija. Teisingas garinimas yra 2 kartus dienoje iki pusę valandos. Tai visai tikrai nedaug. Užtenka profilaktiškai. Aišku, jeigu jau užklupusi liga, tuomet galima daugiau garinti, 5 kartus per dieną, bet po 15-20 minučių. O kaip irgi kalbėjau, kai sako, mane kai užklumpa jau sloga, pradeda gerklę skaudėti, aš sako į puodą karštą, įlašino eterinio aliejaus, paklodę ant galvos ir garinu, čia kaip senais kažkuriais laikais, kai mamos močiutės darydavo. Ar tai galima daryti? Galima taip daryti, bet svarbu teisingai pasirinkti eterinius aliejus, kad tai nebūtų agresyvūs eteriniai aliejai. Ir tuomet lašinti jau vieną lašą tik tai į tą puodą. Kadangi garuoja stipriai, tai ten gaunasi tikrai stipri koncentracija. Ir jeigu įlašintumėm, sakykime, kokį raudonėlį, tai galėtumėm ir gleivinę ten nusiplikyti. Taip, čia jau reikia atsargiai irgi žinoti, ką galim. Bet tikrai taip galima daryti. Puikiai atkemša kvėpavimo takus. Taip, iš tikrųjų vien ta šiluma, o dar eterinis aliejus ir tikrai labai populiaru ir tikrai labai naudoja, tai ačiū pradžiuginot, kad nors tai, ką darom, tikrai galima, nes ir mamos ir močiutės taip darydavo nuo seno, tik tai dėdavo natūralias žoleles, bet tos žolelės taip pat turėjo eterinių aliejų, tai va iš dalies galim pasidžiaugti, kad ir mūsų mamos ir močiutės darydavo tą patį. Tai koncentracija buvo kita, bet tai buvo labai saugu. Tai buvo labai saugu. O dar vienas klausimas, sakysim, pirtyse, kaip irgi eterinius aliejus, irgi dažnas atvejis tiesiog ima ir užlašina ant karštų akmenų, arba sako, o pas mane sako lavos akmenis ir jie tinka eteriniam aliejui, sako, aš galiu. Akmuo vis tiek, kai užlašinam ant karšto akmens, jisai dega. Ir kai dega, vėlgi mes uostom kancerogenus. Tai vėlgi skiesti į druską, į vandenį. Galima užpilti ant druskos, tą druską iš vieno indo į kitą, papilstyti, puikiai garuoja tuomet eterinis, arba galima vandenį, tiesiog dubenėlyje vandenį pastatyti. Ir tikrai pakankamas karštis, kad jie garuotų. Tai nesvarbu. Liestų kvėpavimo takus. Nesvarbu, ar tai lavos akmenys, ar kokie. Supratau, iš tikrųjų, nes tie klausimai kartais, man atrodo, net pačiai nekyla, bet šneki su žmonėm ir tikrai tokių įdomių, visokių situacijų, tikrai kartais ir labai gerų, ir labai įdomių, ir labai naudingų. Ir sugalvojo kartais tikrai, kad gali sveikatą ir susigadinti su tokiais. Gerai, jau kaip ir tikrai mūsų pokalbis eina ir į pabaigą, tai dar vieną turiu tokį klausimą mums paruošus. Jeigu neužsiimtumėt aromaterapiją ir užsiimti reikėtų jums tiesiog kažkuo kitu, kas tai būtų?
Na, galvoju, kad galbūt tai būtų kažkas iš rankdarbių, iš menų, su menais, su rankdarbiais surišta. Nes tikrai aš esu ir mezgusi, ir siuvusi savo laiku. Ir keramika labai man prie širdies. Taip, mes ir podelius teisingai arbatą geriam iš nuostabių podelių. Taip, keramika, na, net nežinau, kas dar, augalai, augalų sodinimas, augalų priežiūra. Kai persikėliau į savo namus, tai aš visą savo plotą pati susiprojektavau, apželdinau. Tas man irgi labai daug teikia džiaugsmo. Atsipalaidavimo. Tikrai esat nereali moteris, tikrai. Ir dar vieną klausimą turiu jums paruošus, gal šiek tiek provokuojantį, bet tikrai žinau, kad tų klausimų sulaukiam, žinau, kad sulaukia darbuotojai, kurie dirba eterinių aliejų parduotuvėse. Tai o gal eteriniai aliejai turi mistinių galių, kaip pritraukti pinigus? Nes žinau, kad kažkur tai tikrai apie tai yra užsimenama ir klausia, ir net esu girdėjus kažkur vieni sako, va šitas pritraukia, šitas, gal turit žinių, gal iš tikrųjų yra tokių eterinių aliejų, kurie pritraukia pinigus? Dažniausiai tas mistinės galias eteriniams aliejams, apskritai aromaterapijos teikia žmonės, kurie neturi, na, tokių rimtų ar mokslinių žinių apie eterinius aliejus, kas tai yra. Bet gal savotiškai įdomu? Kai patiria kažkokį stebuklingą išgijimą, nes tas tikrai įmanoma. Ir apie pinigus, jeigu kalbant, tai čia veikia apie pačiulės greičiausiai. Tai kalbama apie pačiulės. Taip, pačiulę girdėjau irgi. Bet tai yra todėl, kad pačiulio eterinis aliejus, jisai teigiamai veikia mūsų pagrindo čakrą, kuri atsako už mūsų stabilų stovėjimą ant žemės, už mūsų finansinį pagrindą. Tiesiog pačiulė ir ne tik jį, daug yra dervų eterinių aliejų, kurie gali suteikti tokį stabilumą, jeigu mes naudojame, subalansuoja mūsų čakrų energetinius lygmenis visus. Ir čia iš to turbūt kyla tas pačiulės prilyginimas pinigų pagausėjimui. Bet tai aš klausau jūsų ir suprantu, gal vis tik tai nėra visiška mistika, nes jeigu subalansuoja, jeigu, sakysim, prispaudžia patį žmogų netiesioginę prasme prie žemės, kitaip sakant, jį įžemina, jo mintis tada pradeda kitaip eiti ir tikrai tada jisai sugalvoja, kaip geriau padaryti, kaip geriau uždirbti. Šiaip esu netgi girdėjus, kad būtent pačiulio eteriniu aliejum pakvepina pinigus ir duoda žmonėm. Kaip tada? Taip veikia, kaip jūs sakėt, tai balansuoja iš tikrųjų, ir mintis balansuoja, ir žmogus tiesiog pradeda nejučia galbūt kitaip mąstyti, jis kitokius pasirinkimus pradeda daryti, nes eteriniai aliejai veikia labai subtiliai, jie neturi tokio agresyvaus veikimo, jeigu mes naudojame garint ar įkvepiant tik tai. Tai labai subtilus veikimas ir keičia žmogaus, kaip sakiau, mąstymą, pasirinkimus, keičiasi veiksmai, keičiasi atoveiksmis. Tai vis tik yra tiesos tame. Taip, yra. Vis tik yra. O, tai su pinigais jau, kaip ir sakysim, imu pačiulį ir naudoju. Iš tiesų, o gal yra be pačiulio dar kažkokių irgi